Kaip sakėjau pavardė? Girkontas. Gvidas Girkontas. Tai sakai, jis buvo garaže? Blažiui skambino jis. Vadinasi, jis. Sulaikysim ir viskas. O tai gal patikrinam? Mirkantai. Sulaikysim ir kratą padarysim. Čia tuoj bus posūkis. Čia dabar kas? O! Ramir. Viktorai. Viktorai! Viktorai! Bet nėra kelio vieno, bus rimti reikalai, nors ir spardosi siela. Aš vis dar kvėpuoju, nes kažkur esi tu, žemės vysta po kojom, turi bėgti kartu. Reikia keltis ir eiti. Užeik. Sėskis. Smagu, kad atėjai. Turit sprendimą jau? Kol kas ne. Šarkys prieš. Bet aš jį perkalbėsiu. Situacija darosi labai sudėtinga. Kaip suprast? Buvo užpultas Šarkys ir jo kolega. Sumušė. Birkintas. Dabar ligoniniai. Be sąmonės. Kas sumušė? Veidai buvo su kaukėm. Mašinų numeriai netikri. Kas sekė? Kaip ir minėjau, pasakysiu, kai grįšiu į darbą. Dovydaitytė, dabar nelaikas kelti sąlygas. Mums reikia reaguoti. Kas sekė? Nepykit, bet aš mūsų susitarimo laikysiuos. Sakei, kad viską kontroliuosi, kad perspėsi. Nieko tu nekontroliuoji. Tas žmogus veikia ne vienas. O su kuo? Nežinau, bet ne jis čia yra pagrindinis. Paprasčiausiai vienas tiek nespėtum. Ir filmuot susitikimų, ir blakes kaišiot. Ir veikia jisai gana protingai. Bet panašu, kad nieko nebijo. Jie aukštus pareigūnus seka. Kas tas žmogus? Ar tu supranti, kad čia ne žaidimas?
Vakar užpuolė, rytoj pakas. Aš savo žodžio laikysiuos. Gerai. Gausi tu tą darbą, pažadu. Tai, kad aš pasakysiu jums, kas tas žmogus, nieko neduos. Vieną išaiškinsi, kiti veiks kaip veikia. O iki jų aš dar neprisikasiu. O gal tu pati tas blakes pakišai? Ir dabar manipuliuoji. Nu iš kur man žinot, kad čia ne tavo darbas? Užpuolimas, gal jūs juokaujat? Ne užpuolimas, o tos pasakos apie sekimą. Gerai, galėti. Ir pamiršti kelią į mano kabinę. Laisva. Galėti. Gerai, aš jums pasakysiu. Bet tegu lieka tai tik tarp mūsų. Sakyk. Pirmadienį pas jūs ateis moteris. Ir po stalu paliks blakę. Kai tai išgirdau, iš karto supratau, kad viską reguliuoja rimtesni žmonės. Ar tu kalbėjai apie Vilčinskaitę? Diana Vilčinskaitė, atsakinga už taktinę ir operatyvinę analizę. Kažkaip netikėtai prabudo kriminalistės talentas. Kažkas ją veda. Sužinosi? Ля. Tuščia. Šramai, Au. o tavęs niekada negraužė sąžinė, kad tu pardavinėjai mirtiką. Чего? Nu, kad stumdai narkotikus. Įti твою мать, Генрюха! Koks tau skirtumas, iš ko narkomanas gaus narkotikų? Iš tavęs ar iš Petro? Nin. Pastai ką, moralinis nuomonės prasidėjo. Nu ne, aš va, taip pagalvojau, ar aš čia vienas apie tai galvoju, ar ir tave tokios mintis aplanko. Nifiga manęs neaplanko. O tu pats vartoji? Nu būna, žolę parūkau ir ką? Nesiskaito. A, o kodėl? O todėl, kad aš gerų vyresnių draugų turėjau, kurie mane ir pastatė. O tai kelią ir pasakė, reiškia, vienas narkomanas senas, sako, šramčikai, reiškia, įėjimas rublis, o išėjimas užsiknysi babkės bašliuot. O tas ir sukasi galvoju, visą laiką prisimenu. O taip pat. Blin! Kas čia su tavim atsitiko? Nieko neatsitiko. Jaunystėje kunigu norėjau būti. Kuo? Kunigu? O narkotikai kerta su moralė. Jo? O būnant kunigui iš lengvatikių babkės traukt, čia nezapadlo. Todėl čia ir sėdžiu. Молодец. Prie Dievo spėsiu grįžti, kaip sako. Jo, neskubėk. O, Ferdinandai, tu girdėjai? Jis kunigų norėjo būti. Jo, žinau, kalbėjom. Aha. O dabar parinsi, matai, vietoj to, kad išganyt sielas, varo jos į pražūtį. Ane? Lygintuvą idėjai? Įdėjau. O tu kas, sodyboje lygintuvo neturi? Maniškis, matai, per prastas. Nu gerai, viskas, aš jau važiuosiu. Tai iki. Skubėk lėtai. Ir būsiu pirmas.
Labadiena. Diena. Aš pas Simoną skambinu. Prašom. Pas tave atėjo. Sėsk. Kaip tu? Neblogai. Mirkintas. Skambinau. Dar ligoniniai, be sąmonės. Turi minčių, kas čia buvo? Buvom mašinai žemėlapį išsėmė, važiavom. Ir po tiltų į pasalą papuolėm. Kas tokie? Teisė buvo su kaukiam. Išlipom. Net ginklą nespėjau ištraukti ir bam. Ką ligoniniai sakėt? Nieko nesakiau. Nesakiau, kad mus užpuolė. Sakiau, važiavom mašiną, apvirtom ir patys į ligoninę atvažiavom. Gerai. Viešumo mums dabar mažiausiai reikia. Skambino tas pats numeris, kuriam Blažys naktimis skambinėjo. Garsai jung. Simonas Šarkys klauso. Tai buvo perspėjimas. Prisėsk skylę. Kitas kartas bus paskutinis. Taip ir maniau. Kas čia tokie? Davidaitytė buvo, sakė, kad sužinos. Kaip gaila, kad jūs tą įkaitą paleidot. Būtų buvę aišku daugiau mažiau. Kažin, kur dabar jis yra? Jaučiasi, kad moters namie nėra. Katiliukai tušti, mano mylimos sriubytės nėra. Tiesa, Ferdinandai, aš tik šito bario nesupratau. Kodėl tu nenuvažiavai? Telefonu kalbėjau. Nenoriu jinai manęs matyti. Igliucha? Nu, tai pyksta, blin, nu jinaigi neteisė. Nu, o tu, maladės, Ferdinandai, ant moters negalima pykti, nes, kaip sakosi, ko nori moteris, tą nori Dievas. Teisingai? Nori? Ой, не, сейчас, слушай, žinai, блин, причиндалų дофига, o kalorijų nifiga. Dėl to japonai ir mažiukai visi. Молодец, Хернаниkai, молодец. Kas? Nieko. Valgyk, valgyk, tu davalgysi ir aš tada pasakysiu. Sakyk. Dabar. Žinai, gal tai skambės kažkaip keistai, bet man ši diena yra labai ypatinga. Nu, ta prasme, Sarianas už tą bairį prie upelio, bet tu taip su visais darbužiukais šokai mane gelbėti ir mane tai sukrėtė, nu, tikrai, ta žodžio prasme. Tu apie tai pamirštam. Ką? Pamirštam? Nifiga, aš dabar visą gyvenimą prisiminsiu, kad turiu stiprų draugišką petį, ant kurio visada galiu atsiremti. Ferdinandai, atleisk, bratucha.
Tu čia ką darai? Hardas yra? Yra viduj. Reikia pakalbėti. Užeik. Sveiki. Mangys. Grįžai? Grįžau ir su nuotykiais. Galima vandens? Visada. Tai pasako, kas atsitiko. Karočią prisidirbau ir stipriai. 2 paras garažo duobėjai pralaikė. Ačiū. Grafas Montekristas. Prie ko čia Montekristas? Nu, jis irgi sėdėjo. Tai pabėgai? Nu, atėjo mentai. Nepatikėsi kas. Šarkys. Tave rado Šarkys? Jo, Šarkys ir dar vienas. Aš to nepažįstu. Bet apsimečiau, kad man infarktas. Sorry. Nuvežė į ligoninę ir pabėgau. Pala. O tai dėl ko čia viskas? Tu kalbėk, čia visi savi. Nu, karočią. Atvežėm tavarą, kaip tarėmės. Bet nepavyko sudylinti. Tik už pusę norėjo sumokėti. Nu, aš nesutikau. O su kuo tu ten buvai? Atvažiavom su Ingiu. Kas per Ingis? Lietuvis, Estijoje dirba. Ten dabar Apačiai vaikšto iš Rusijos permeto. Apačiai. Narkotikas. Nu, tą aš suprantu, iš ko jis gaminamas. Fentanilis. Fenčikas. O, pardon, milteliuose. Nu jo, milteliai. Aš pusę partijos paslėpiau, bet pagavo prie savo, liepė pasakyti, kur padėjau. Ir kur dabar tas Ingis? Ką žinau, jis man paskambino, sakė, kad netiduočiau. Tai aš dėjau gazo, pabėgau, bet susekė pagal telefoną turbūt. O kur buvai tada? Pas save kaime. Tai kiek? Užmastyrinai? 12 kilų. Tai čia beveik už pusę lemo. Karočią, aš pats bijau ir net neturiu kaip nuvažiuoti. Padėsit? O kam vežėt, kas pirkėjas? Man nesakė. Gal galiu į vonę? Taip, aišku, eik. Rasi ten rankšluosčius. Vėliau pratęsim. Chardinatnikai. Kieno fienas zonose vaikšto. Mangys, tai? Muchamuras. O kiek šuracho pridarė? Blin, iš kaimiečio į narkobaronus. Montekristas. Einu paieškoti jam švarių rūbų. Aha. Montekristas. Nesijaudink. Jie tik gąsdina. Kitą kartą šaudysiu be perspėjimo. Nieko. Netrukus išsiaiškinsim. Susiskambinsim. Iki. Iki. Kas čia buvo? Kolega iš darbo.
ką ten tu turi? Antibiotikai. Nepakenks. Mokis kelnes. Kaip tu mane rūpinėsi? Kas tai ne aš? Ką aš be tavęs daryčiau? Gulk. Tina, tu vienintelė manim taip rūpinėsi. Aš noriu ties paklausti, ar tu norėtum būti mano žmona. Kaip